Sveikučiai. Nu ką, atėjo pavasaris pagaliau. Reikia važiuoti į laukus. Oi, mėgdžiau vaiką šiandien per pietus. Sakau, užmigdysiu vaiką ir važiuosiu. Tai ar tėtis pats neužmigo. Taip pats užmigau, atsikėliau, kiek čia dabar 3 valandas, nu tai liko realiai geros 2 valandos pavaikščiot. Tai važiuosiu į tokį kaimą, pas kaimyną į gimtinę. Tai ten pasižiūrėjau ant žemėlapių, buvo seno kaimo pakraštys, nes ten kokie 300 metrų tai senas kaimas, o ten va jau jo, kur kaimyna mano sodyba, tai ten pakraštys, bet ant 1914 metų žemėlapio rodo 3 namus, ten tą namą ir šone esančius 2. Tai pabandysiu, pasižiūrėsiu, gal rasiu kokių, nežinau, Smetonos laikų sidabrinių, nežinau, Vytauto monetų ar Smetonas. Aišku, tikriausiai tai rasiu šnapso korkų ir vyno korkų daug. Nu, bet važiuoju, pasižiūrėsiu. Ten gyvena kaimyno brolis, kuris sakė, mėgsta padaryti, sakė, nuvežti vyriško vyno arba vyriško alaus. Tai paėmiau vyriško alaus ir važiuosiu. Jei ten nieko gero, matysiu, kad ten visai nieko nėra, arba vien tik tai šiukšlės. Oi, tai važiuosiu tada dar iki kito kaimo. Ten irgi nusižiūrėjau tarp namų toksai laukelis, seniau ganydavo karvės ten, bet jau dabar kokį 2 ar 3 metai aš nematau aplamai, kad ten karvės ganytų, gal aplamai tų karvių nebėra ir ten niekas jau jų net nebeaugina. Tai pabandysiu pas tą paprašyti. Jei ne, tada važiuosiu ant tokio seno palivarko vietos buvusios, ten jisai 30, pagal žemėlapius 30-40 metų tik stovėjęs. Tai gal kažkokio seno metalo rasiu. Ir kur aš čia dar kažkaip, dar sugalvojęs kitam lauke, irgi seno kaimo būta, bet jau ten kaimo pakraštys, bet važiavau su mašina, mačiau išartą ir tokia gan graži kultūrinė žemė. Tikriausiai buvo galbūt dirbami laukai kaimo. Tai šiandien tikrai visur nesuspėsiu suvažinėti, bet dar pasiliksiu antradienį. Kažkur tada pasidariau planelį, toks čia ratas gaunasi. Buvo šiandien ilgesnis video, tai ką dabar pasimiau kavytės, kad prabuščiau nuo miego. Važiuojam iki to vietinio, kaip sakau. Nuvešim alučio jam, kad dūšia atsigautų. Ir eisim ten pasivaikščiosim aplink laukuose. Įkelsiu toliau, kaip kur karas iki. Nu va, atvažiavau. Tai va, kaip atrodo laukas, o namas. Sakė, sakau, tai kada statytas šitas namas? Sako, nežinau. Čia sako, mano dėdų. Bet sako, prie Smetonos tai tikrai statytas, o gal dar ir seniau. Sakau, tai nežinai, kaip čia kur, kas nieko, sako, nežinau. Tai va sodyba, čia tokie laukučiai. Ten va, sakė, namas buvęs dar vienas. Ir čia, sako, lygtais ant kalniuko dar vienas namas buvęs. Nu ką, eisiu vaikščiot ir žiūrėsiu, kokia čia situacija. Nu vaikšto, ten prie, kaip namas kitoj pasinduo, tai signalo milijonas, bet vien tik šiukšlės ten. Šnapso korkai, šakutės olūžė, visokiausi ten tie, kur būdavo karvėm, tie vaistai, neatsinu kaip ten vadinasi, ten tie, nu karočią viskas, dabar atėjau biškį šoną, šitokia irgi pievutė ir kurmiaraus, matau. Dabar va kurmiaraus matosi keramikos. Nelabai sena, bet tarpukario arba carinės Rusijos keramika. Va, irgi arba keramika, arba plytos gabaliukas. Nežinau, keramika turbūt. Tai va kažkokie ženklai yra, bet ten va kaip toliau tas matosi namas, nuo ten senas kaimas prasidėjo. Tai tikėtina, kad čia buvo seno kaimo laukai. Na, bet vis tiek tikimybė kažką rasti yra. Nes vis tiek būdavo ir tuose laukuose pamesdavo žmonės kažką. Tai va, tai taip ir vaikštau. Kol kas oras geras, viskas gerai, radinių nėra, bet judam toliau. Na va,
Pirma moneta. Pirma moneta. Labai murzina. Labai purvina. Čia yra 10 peningų. Nacių. Vokietijos. Good. Nu, ką, žiūrim toliau. Nu, toliau vaikštau ir va. Tokie va radiniai, ko čia nefokusuoju. Nu, karočią. Šnapso korkai. Šnapso korkai. Signalų tai belė kiek. Jau stengiuosi gražesnius kas, bet gražesni arba būna šitie visi šnapso korkai. Taip kad judam toliau. Nu, varau toliau. Čia gerą valandą pavaikščiau. Aplink šitą sodybą tai labai daug šiukšlių. Dar žinai, čia būtų visur viskas suarta, tai dar kažką gal rastai. O dabar kaip niekas nearta, tai tikrai daug labai signalų, kur juos kasi, tai korkai, šnapsai, visokiausi aliumininio dratai, nu, karočią nesąmonės. Varau toliau ieškoti, varau į kitą kaimą. Nu ką, judu toliau, nuvaręs buvau ant tos pievos, kur karvės ganė, sakiau. Prabėgau, bet signalų visai nėra. Visai nėra signalų. Dabar einu į tokią slaptą vietą. Visai nesenai aš ją atradau pernai, man atrodo. O ten va, tuose krūmuose buvo sena sodyba. Tai buvau šilindęs. Šitais metais, man atrodo, pavasarį, tai radau vieną carinę kapeiką. Tai einu dabar vėl, nes aš ten tada nedaug iššliaužiojau. Tai pažiūrėsim, kaip dabar kas. Dar laiko yra gera valanda, tai pabandysiu ščyriai, kaip liaudiškai sakau, pavaikščioti. Ir pasižiūrėsim. Va, senos sodybos pamatai ir va čia kriaušė kokia, ar kas čia per medis, bet jau senas. Tai va, žiūrėsim kaip čia kas bus. Nu, radau kažko. Čia 19 amžiaus arba 18 pabaigos, čia ant peilio galo dėdavosi taip. Čia vynelis persikaldavo. Peilio galą. Koksai žalias daikčiukas. Nu, čia kažkas vėl iškrito. Moneta. Ar saga? Saga. Ai, gal net ne saga. Čia, man atrodo, tas račiukas toksai būdavo. Nežinau, kam jis skirtas. Čia būdavo toks pailgas. Sukdavosi. Bet, sakysiu, dantražys, bet ne. Nu, nežinau. Kažkoks senas carinės arba tarpukario daikčiukas. Bet va, pradėjo kažkas krist. Va, po kokiu medžiu radau signalą. O šaknų daug. O pabandysiu kažkaip iki jo dasikast. Atrodo, nėra labai giliai. Žiūrėkit, hebra. Moneta. Čia yra Buratinka. Buratinka yra Jono Kazimiero šilingas. Ja. Buratinka. Va kokioj vietoj. Čia irgi atrodo akmenys. Čia tikriausiai ar irgi pamatas kažkoks būtas, ar kažkas, bet šiaip akmenys. Taip, vienas ir antras šalimais nebūna. Nu, įdomi, aš čia radau. Praeitą kartą radau tik tai carinę kapeiką. Dabar Buratinka. Dar 200 metų seniau. Labai įdomu, iš kur čia jinai atsirado. Dar va lygtais moneta. Ne, saga.
saga. Bet iš kur čia ta buratinka atsirado, nesuprantu. Gal čia tada. Nu bet va keramika iš karto iš duobės iškrito. Ir keramika tai sena. Gal net senesnė negu carinės Rusijos. Gal čia tada sodyba ne... Sodyba gal ne prie caro buvusi, gal dar ir anksčiau čia buvę. Nes ten toliau, kažkokiu 400 metrų, tai kaimo sena būtų. O čia pakraštys ir čia tokie kaip sakyt, užkampės visiškai. Tai turbūt čia, matai, buvus dar seniau sodyba, arba irgi gal dirbamas laukas buvo. Nu įdomiai, bet va, kokiuose džiunglėse Šilandžijoje. Va. Nu judam toliau. Nu, Landžiui toliau. Radau. Čia buvo senų šukų. Senos šukos su papuošimu. Nu faina, bet jau po biškio saulė leidžiasi, liko kokius 20 minučių, dar palandžios ir viskas. Bet va biški šituose brūzgynuose kažkoks metalas iškrenta. Va dabar žiūrėkit, kokį radau deimantą. Čia tai nice. Su deimantu. Su akmenuku kokiu. Palankstytas. Bet super žiedas, eiktų savo. Na, moneta. Kur buvęs, kur nebuvęs peningas. Dabar tik 5 peningai. Irgi nacių. Nu, bet va, pabiški šituose va brūzgynuose. Kažkas iškrenta, žinau, kad mėly bičiuliai, kažkas iškrenta va iš metalo tokio, va, žiūrėkit. Na, vis pasižiūriu, ar arkių nėra, bet kažkaip nepagaunu aš tų arkių. Arba rasiu, kur prie cipciaus įsisirbusia jau, bet šiaip Landžijoje aš čia visur, bet nematyt, bet va, dabar va, mačiau va, moneta. O čia yra Kristinka. Kaip įdomiai čia. Tai arba namai stovėję, arba dirbamas laukas čia buvęs. Namas stovėjęs tai tikrai, kad sovietmečiu, nes čia matosi pagal šiukšlės viską. Bet var Kristinka iškrito 1,6, kiek 30, man atrodo, jinai yra. Tai tikėtina, kad nuo seno kaimo, nes tas senas kaimas ten toli matosi alksniai. Ten toli alksniai ir už to alksnių ten kaimas buvo. Tai turbūt čia dirbamas laukas buvo kaimo. Nu įdomi, nes buratinka, Kristinka, 17 amžiaus pradžia va, įdomiai. Bet va, pažiūrėkit, kur aš Šilandžiui. Šabakštynuose konkrečiai. Bet šitą vietą irgi radau pagal namų darbus. Pagal žemėlapis, pagal sustudijavau, vienus kitus palyginau. Tai jeigu irgi kas nors norit panašių vietų rasti, nežinot kaip ieškoti, nežinot ką daryti, nežinot kur ką parsisiųst, kaip žemėlapiais naudotis ir taip toliau, tai Contribui, nuoroda aprašyme mano, prisijunkit porą euriukų ir ten dedu visą informaciją, kuri bus iš tikrųjų naudinga jums ir paieškom ir surasti naujas vietas. Ir rasti to seną metalo, galbūt rasit ir vikingų lobį kokį. Jau visai temsta, bet dar liko va čia šitas va kampukas čia va pereit. Ir jau būsiu kaip ir atėjęs ir dabar kebras sidabras iškrito. Iškrito sidabras, bet man atrodo čia tas biloninis. Čia bus biloninis. Čia bus bilonas, jo. Čia yra, palauk, jim nefokusuoja. Čia prūsiškas, čia realis nupieštas prūsiškas, čia bus 3 grašiai, čia man atrodo 1 grašis. 1,805. Va, tik šitą pusę apaugus, bet su vandeniu ir su šitom, su vandeniu ir su šepetuku dantų turėtų atsivalyti kažkiek. Nu ką, skubu toliau, dar liko 5 minutės ir viskas, varysiu namo. Nu va, išlindau iš to šabakštyno po 6:15 dabar. Jau temsu ten, tai visai už nieko nematyt. Tai visai neblogai. Visai neblogai iš tikrųjų pavaikščiau. Radau ir sidabrinę tą prūsišką, Kristinką, buratinką, tas šukas, peilio tą galiuką.
Vau, viskas čia gerai. Aišku, čia šituose, žinai, brūzgynuose vaikščio, tai ne taip kaip laukuose, čia tai susilenkęs visą laiką pastoviai. Bet viskas čia gerai, gavosi. Oras super, net šilta nugara visa, nes pastoviai susilenkęs tūsiausi. Tai va, tai viskas faina, viskas gerai, viskas liuks. Dabar antradienį nežinau, kur čia reikės pavažiuoti. Turbūt ten, kur pasakau, ten tokio kaimo pakraštys yra. Nugaroj prikrito nugaroj nuo medžių šitų šakų. Tai va, varysiu kažkur antradienį. Žiūrėjau, dar blemba toksai kalniukas įdomus. Čia kokia sodyba nebuvus. Visai netoli tos vietos. Liks kada užsukt pasižiūrėti. Tai va, tai tokia va situacija. Tai viskas faina, viskas labai gerai. Tai va. Tai ką, iki greito, bičiuliai.